Tau nereikia antros pusės, kad sutvarkytum santykius. Leisk paaiškinti. Didžioji dalis iššūkių kylančių santykiuose kyla ne tik dėl pačių dviejų žmonių elgesio vienas su kitu. Ar tu gali nepriekaištauti man kaip mama visą vaikystę? O tu gali nerėkti, kaip mano tėvas pastoviai rėkdavo? Tam, kad spręstumėte šį iššūkį, nereikia antros pusės nei leidimo, nei noro. Tam reikia, kad mūsų reakcijos taptų švelnesnės, kad mes išmoktumėm galbūt brėžti ribas, galbūt atrastumėm stiprybės atsiprašyti ir visa tai susiję su mūsų emociniu bagažu iš praeities. Ir ne, tai nereiškia, kad reikės viską tempti vienai. Tai reiškia, kad tiesiog nelauksime naiviai, kol antra pusė pasikeis, o patys inicijuosime pokyčius, o antra pusė bus priversta reaguoti. Ir tai irgi yra darbas ir net nebūtinai lengvesnis. Aišku, porose yra keli iššūkiai, kuriuose būtina abiejų įsitraukimas, juos rasi aprašyme. O jeigu nežinai, nuo ko pradėti tvarkyti savo santykius, komentaruose rašyk žodį planas ir aš atsiųsiu tau nuolaidą į seminaro įrašą, kuriame galėsi rasti visus atsakymus koncentruotai.